Sveiki, CF Moto Lietuva, norim jums pristatyti ilgai lauktus naujos kartos C-Force 850 ir C-Force 1000 naujosius keturračius. Naujoji CF Moto generacija tai yra trečioji, tai 850 ir 1000. Daugybė yra mazgų atnaujinta, viso keturračio atnaujinimų įvyko daugiau negu 70%. Naujojo modelio rėmas yra iš lagiruoto plieno, tai reiškia, kad rėmas yra stipresnis ir labiau amortizuojantis. Viso keturračio dizainas ir komponentai bei mazgai buvo labai daug skiriama dėmesio sumažinti keturračio svorį. Tai naujasis modelis palengvėjo 30 kg, ne jo pirmtakas. Keturračio svoris yra išcentruotas, tai yra 50% galinėje pusėje, 50% priekinėje pusėje. Naujojo modelio važiuoklė turi daugybę pakeitimų. Tai turime priekinį stabilizatorių, sustiprintas priekinės apatinės svirtis, naujo tipo amortizatoriai dujiniai, kurių eiga yra padidėjus 35%. Ši važiuoklė leidžia mums naudoti iki 30 colių aukščio padangas ir neliečia jokių posparnių. Taipogi yra pagerintas apsisukimo kampas. Lyginant naują modelį su senuoju, pasukamumo kampas ženkliai yra sumažintas. Todėl tai leis jums apsisukti kur kas paprasčiau ribotame plote. Turime atnaujintą stabdžių sistemą, 4 stabdžių diskai, taipogi jie yra gręžioti. Tai reiškia, kad purvas geriau išsivalo iš stabdžių kaladėlių ir sukelia mažiau triukšmo. Stabdžių rankenėlė buvo perkelta iš dešinės pusės į kairę, kuris stabdo priekinius stabdžius. Kojinis stabdis stabdo visus 4 stabdžių diskus. Naujojo modelio stabdžių sistema pasikeitė ne tik iš mechaninės pusės, bet ir iš elektroninės. Naujasis modelis turi elektroninį variklio stabdymą. Įėjus į pagrindinį meniu, nuėjus į nustatymus, pasirenkame savo keturratį, slenkame šiek tiek žemiau ir įsijungiame elektrinę nuokalnės stabdymo sistemą. Naujos kartos keturratyje privažiavimo kampas yra pagerintas. Tai leis mums įveikti kliūtis kur kas paprasčiau. Naujoji generacija turi naujosius CF Moto variklius. 850 naujasis modelis turi 52,5 kW. Senasis jo modelis turėjo 45. Sukimo momentas pas naująjį jau yra 70, pas senąjį yra 64 Nm. 1000 modelio galia taipogi padidėjo. Naujasis modelis turi 63 kW, senoji versija turėjo 55. Sukimo momentas tapo dabar 85 Nm, senoji versija turėjo 71. Naujasis variklis turi detonacinį daviklį, kuris reguliuoja įpurškimo sistemos darbą. Taipogi naujieji varikliai turi naujuosius generatorius galingesnius 650 W. Kaip matome, variatorius yra atnaujintas iš pagrindų. Padidinti skersmenys, variatoriaus diržas yra atnaujintas. Tai leis komfortiškiau ir ilgiau eksploatuoti techniką. Keturračiuose buvo atnaujinta greičių dėžė. Taipogi perkelta į dešinėją pusę. Naujoji greičių dėžė leidžia junginėti pavaras labai švelniai ir lengvai. Taipogi sustojus įkalnėje neturėsite problemų perjungti iš pagrindinės varomosios pavaros į palėtintoją ar atvirkščiai. Atnaujintas keturračio radiatorius 23% yra didesnis. Taipogi yra atnaujintos priekinės grotelės, kurios yra lengvai išimamos. Radiatorius ventiliatorius buvo atnaujintas ir jisai yra galingesnis daugiau negu dvigubai, tačiau triukšmo lygis išliko toks pat. Variklio ir variatoriaus oro paėmimai yra priekyje po skydeliu, tačiau vienas iš svarbiausių atnaujinimų, kad yra priekinės grotelės, pro kurias gauna šviežią orą. Atnaujintos keturračio karščio izoliavimo medžiagos jums leis komfortiškiau važiuoti net ir vasarą.
CF Moto skyrė daug dėmesio komfortui, todėl buvo atnaujintas vairo stiprintuvas, vairavimo režimai ir akceleratorius. Vairo stiprintuvas dabar turės 4 vairavimo pozicijas, keliaujame į nustatymus, pasirenkame keturračio nustatymą, keliaujame žemyn, matome vairo stiprintuvo reguliavimą. Turime automatinį, minimalų, vidutinį ir maksimalų. Turime 3 vairavimo režimus: darbo režimas, standartinis ir sport. Juos galima reguliuoti per ekraną, taipogi galima reguliuoti mygtuko pagalba ir pasirenkame režimus. Atnaujinta keturračio akceleravimo sistema, šiuo metu jinai jau bus pas naujosius modelius elektrinė. Atnaujintas keleivio sėdynės dizainas, taipogi keleivio sėdynės atlošas spyruokliuoja 8 laipsnius pirmin ir atgal. Vairuotojo sėdynė yra minkštesnė ir komfortiškesnė. Lietuvoje yra prekiaujama premium versijos keturračiais, todėl jie turi bedlock tipo ratlankius, kurie užspaudžia padangos kampą. Naujieji modeliai turi pilną LED apšvietimo sistemą, kuri yra galingesnė ir ryškesnė. Centriniai, priekinis ir galinis LED žibintai yra kaip papildomi aksesuarai. Naujojo modelio oro filtro priežiūra yra kur kas paprastesnė negu pirmtako. Tai paprasčiausiai nusiemame šį plastiką šoninį. Čia turime guminius segtukus 3 ir plastikas tiesiog išsitraukia į viršų. Štai čia turime oro filtro dėžę, kuri paprasčiausiai atsisuka. Oro filtrą galėsite dažniau pasitikrinti ir paprasčiau. Vienas iš atnaujinimų tai yra akumuliatoriaus perkelimas į galą. Tai jis yra po galiniu dangčiu. Atsikabiname tiesiog, pastumėme į save ir akumuliatorius yra gale, labai lengva pastatyti, krauti ar jį pasikeisti. Abiejose keturračiuose yra įmontuotas MMI liečiamas ekranas, kurio dėka mes galime prisijungti savo CarPlay sistemą ir naudotis žemėlapiais bei atsiliepti ar matyti keturračio visus parametrus. Abu modeliai turi integruotą T-Box sistemą, kuri veikia 4G ryšiu ir jūs galite susėti savo keturratį su telefonu, kur yra CF Moto Ride programėlė ir joje galite matyti keturračio buvimo vietą, pravažiuotus maršrutus, kuro lygį, kitus nustatymus galite reguliuoti, taipogi jūsų maksimalų greitį ar keturračio atnaujinimus. Naujuosius C-Force 850 ir 1000 Touring modelius jau galite įsigyti Lietuvoje. Jie laukia jūsų.